Sveiki, kaip žadėjau, parodysiu aš jums apie ascendentą ir paskui kaip pasiskaičiuoti tas vietas, kur jūs galite pamatyti savo tinkamą partnerį, partnerystį, tiesiog vedyboms, tiek moteriams, tiek vyrams. Jūs atsiverčiat šitą puslapį astroteme.com ir po to įsirašot kairiai pusiai yra linija po iš karto antras raudona linija ir iš karto pirma eilutė horoskop signal and ascendant. Ir tada jūs įsirašo datą. Aš įsirašau astroterapija. Tada datą pasirenku čia, pavyzdžiui, 18 sausio ir metai rašau dabartinę datą 15 ir 8 val. Ryto. Aš jums parodau tik tai, ką daryti. Miestą taip pat reikia rašyti, aš rašau Kaunas. Jūs galėsite rašyti Vilnių, jie yra čia. Paskiau spaudžiu Next. Tada dar kartą patvirtinu, pažiūriu, ar viskas gerai, tada spaudžiu dar kartą Next. Ir man iš karto rodo, kokioje pozicijoje dabar yra Saulė, beveik jau baigėsi, nes 27 laipsniai, kiekvienas zodiakas turi 30, tai to išeis iš ožiaragio. Ascendentas yra taip pat, tai yra vandenis, čia ožiaragis jau. Ir ascendentas taip pat ožiaragis. Dabar, kad pažiūrėti, kad jūsų, kaip atrodo žvaigždės, tada aš parodysiu, galbūt padarysiu didesnę nuotrauką. Ir čia matysite jūs ir ascendentą, ir visus kitus būstus. Čia vakarykštis. Paimsim šiandienos darytą nuotrauką. Ir štai. Čia yra. Kad nejudėtų niekas, jums netrukdytų niekas veikti. Ir štai. Dabar ascendentas taip pat yra ožiaragis. Ožiaragis. Tai bus labai užsispyręs žmogus. Dabar žiūrėkit toliau. Čia yra pirmas būstas, yra matosi raidės, aš jums biškį padidinsiu, kad matytųsi. Pirmas būstas tai yra nuo šitos linijos iki šitos. Pirmas būstas. Paskiau toliau nuo šitos linijos eina antras būstas. Čia yra antro būsto. 12 būstų mes turime. Ir šitie būstai jie niekada nesikeičia, jie visą laiką būna taip, kaip yra dabar čia. Trečias būstas trumpesnis, mažesnis, ketvirtas mažesnis, penktas dar mažesnis. Yra programos, kurios vienodus jūs padaro, bet čia tokia programa galbūt tikslesnė. Ir vat štai penktas. Penktas būstas yra vedybų. Prieš mumis stovi dvynių ženklas. Šiaip ženklai sukasi. Priklausomai nuo datos ir laiko sukasi. Bet būstai stovi vietoje. Jie būna didesni arba mažesni, bet penktas maždaug ten, kur 5 valanda pagal laikrodžio rodiklę. Tai tada, kada čia apstoja pas mumis dvynys, reiškia, kad žmogus gimęs maždaug jau ne pirmoji pusėje, ne gegužės pabaigoje jokių būdų, o jau birželio mėnesį labiau tinka, birželio mėnesį ir iki kažkur tai 18 maždaug dienos. Tada tiktų tas partneris, čia žeminė data, penktas būstas čia būna didesnis, bet dabar kaip žiema, jisai mažesnis ir apima tik tai vieną ženklą. Kartais atsistoja 2 ženklai, kada brūkšnys būna tiesiog per vidurį vienas ženklas šitoj pusėje, o kitas ženklas šitoj pusėje. Tai reiškia vieno ženklo pabaiga, kito ženklo pradžia.
Tai žmogus tinkantis labiausiai. Taip pat tinka šitie ženklai. Pirmo būsto, antro, trečio, ketvirto galbūt mažiau. Trečias, pavyzdžiui, šiam atveju yra jautis, tai labai gali būti, kad savo gyvenimo partnerį arba kažkokį draugą, galbūt ir ilgalaikį draugą sutikti galite ar draugę, sutikti galite darbe, trečias būstas. Antras būstas taip pat labai daug žada, jeigu žuvų antra pusė arba avino beveik visas zodiakas pilnai apima. Tai yra avinas pilnai ir pusė žuvies, antra pusė. Tai žmogus, jisai labai gana stipriai jums tiks taip pat. Tai aišku, reiktų žiūrėti dar kitas planetas. Ir pirmas būstas taip pat jisai tinka. Dar šiuo atveju, dar tokios įdomios detalės, kada nors pakalbėsim galbūt daugiau apie tai. Venera yra su Merkurium vienoje vietoje. Šito žmogaus balsas bus gana malonus. Faktiškai tiktų sekti vaikų pasakas, kažkokį būti diktorium. Tikrai, jeigu moteris, jinai bus, kaip sakant, dieviškai graži, turės labai gražią figūrą, nes Venera yra pirmam būste. Vyrams tai gal mažiau pasimato, bet moterims iš karto labai ypatinga karališka laikysena, taip ir vadinasi karališkas būstas moterims, karališkas Venerai, šitą yra karališka laikysena, ar rusiškai dar vadinasi karalievska esanka. Labai gražus ilgas kaklas, nedideli pečiai, plonos rankos, platesni klubai, labai gražiai kai nulėta, tiesiog kai undinė. Ir ką šitas žmogus užsispyręs, jisai atrodytų iš išvaizdos gražiai, bet jisai labiau užsispyręs, ožiaragis, taigi jam tinka dvyniai, kaip bendras ženklas, bet prieš tai yra Saturnas, pavyzdžiui, prieš tą ženklą, tai šiek tiek būtų problemos santykiuose, šiek tiek nedidelės. Todėl kiekvienam žmogui patartina iš tikrųjų pasižiūrėti apie save pirmiausia, ascendento reikšmę, būstų reikšmę. Kiekviena planeta irgi, aš papasakosiu, kas norės, kiekvienos planetos būste reikšmę. Po to tarp zodiakų, tarp planetų, kas darosi. Pavyzdžiui, Uranas su Jupiteriu, trikampį kada sudaro, arba Mėnulis su Jupiteriu, taip pat raudonos linijos negerai. Marsas šalia Veneros netoli, žmogus turės daug energijos, bet bus toksai daugmaž nepriklausomas. Jausmais jisai bus toksai greitai užsimanys ir greitai noras gali praeiti. Ir tuo pačiu dar toks savotiškai nestabilus ir slydokas, bet viduje dar prie to pačio bus ir užsispyrimas. Tai čia tik tai dabar, ką ascendentas mums duoda, kaip sakiau, 12 namų, būstų, kur aplinkui yra. Angliškai taip ir rašosi houses ir jie nesikeičia. Ženklai šitie sukasi, šitas ratas gali suktis, liūtas gali būti šičia, šaulys gali būti čia kažkur tai, priklausomai nuo datos, bet tol jūs nežinosite savo ascendento ir 5 būste esančio ženklo, jeigu jūs neturėsite savo gimimo valandų ir minučių. Todėl tai yra svarbu žinoti. O visą kitą paskiau jau ateis kitą informaciją. Šiaip siūlyčiau vis dėlto už palyginimai labai nedidelį mokestį sužinoti informaciją apie ascendento reikšmę jums, kombinacija jūsų zodiako ir ascendente esančio ženklo. Ir tada tenai faktiškai ten tiek galima daug sužinoti, netgi jūs galite sužinoti apie savo partnerį, jeigu žinote laiką, valandą ir minutės. Ten ir juodosios ir baltosios pusės, sveikatos, silpnosios vietos, kur reiktų atkreipdėmėsi, ko reikėtų vengti, karjera ir tiesiog kai kada net parašo tokius esminius dalykus, kad, pavyzdžiui, persikėlus vandenynų į kitą kažkokią šalį gali atnešti, pavyzdžiui, karjerą, kaip man buvo. Kadaise aš pastebėjau tai po to jau, kaip tai įvyko, studijavau savo ir labai daug atradimų radau, labai daug davė naudos. Taip, kad kitą kartą keičiant šalį galima savo pasidaryti gerą gyvenimą, o kitą kartą galima nudegti. Ir visokių tokių dalykų galima ištraukti būtent aprašymą 2 ženklų ascendento ir zodiako reikšmę, kombinaciją. Kaip sakiau, jų yra 144.
Informacijos gan nemažai, 2 lapai, maždaug skaitosi per 10 minučių. Informacijos tiek, kad dauguma žmonių raudonuoja išgirdę tai. Kada skaitoma apie juodasias to žmogaus savybės, tamsiasias, taip sakant, tą, kai jisai slepia nuo visų, ko nežino nei mama, nei brolis, nei tėtis, nei artimieji, nei geriausias draugas. Tai tiek apie, kaip žadėtas filmas apie Sedentą, apie 5. būstą ir iki kito karto.